Daivužė, bet aš vis tiek negaliu suvokti, kaip tau galėjo į galvą šaut, kad tas medinis papas vienas, kad jis kažką mūsų santykiuose pakeis, išspręs. Mes juk, mes nesimylim, Daiva, tik matom vienas kitą kartais ten po dušo ar iš chalato kažkas pasimato, bet tik tiek, jokių nėra kontaktų. Kas tavo galvoj, Daivužė, sukas, tiesiog dabar tu pasidarei, ir keistai atrodo. Broli, tavo vaikiško dydžio penis irgi neįprasta. Daiva, bet čiagi ne aš, čia ne mes sprendžiam, ne mes renkamės, kokį aukščiausiasis davė kryžių, tokį nešu. Kryželį. Jei ir kryželis, Daiva, ir ką? Taigi neimu, dabar neįsistatau tarp kojų kokios guminės kliaupos, supranti, kuri čia tabaluotų ir labai žavėtų tokias moteriškės kaip tu. Ką paskyrė, už tai dėkingas. Vieniems ilgos dešros nedavė, kitiems proto. Treti išvis nieko negavo. Tik baldus nešioja ištisą dieną ir vargsta.